Už manęs yra autentiškas, tikras klasikinis mini automobilis, kurį mes žinom iš filmukų, iš filmų ir iš įvairių televizijos reklamų. Jisai po kapotu turi 1 litro benzino variklį, nesvarbu kiek kilovatų, nes jūs pažiūrėkite, kiek jis atrodo. Ir jums tikrai rūpi, kiek jis turi kilovatų, bet kas jums gali rūpėti, kad jisai sveria vos 600 kg. Visai kaip tavo mama. Jisai prasidėjo kaip labai ekonomiškas ir taupus automobilis, tačiau vairuotojai greitai pastebėjo, kaip jisai siaubingai gerai vairuojasi. Tada šitą potencialą Jonas Cooperis pavertė realybę ir jisai tapo lenktynių legenda. Londono jaunimas jį pavertė stiliaus ikoną, o britiška aristokratija ir visokie Beatlai parodė, kad tu gali vairuoti pigų automobilį ir tai nėra susijęs su skurdu, o labiau su pasirinkimu. O aš, tarkim, asmeniškai su šitą mašiną susipažinau būtent iš pono Beano, kaip fainą personažą filmuke. Taip mini iš automobilio, kuris buvo sukurtas taupyti kurą, taupyti pinigus, tapo šeimos nariu, filmų personažu ir lenktynių legenda. Ir žiūrėkit, ar jums nėra kažkokių panašumų? Priekis varomas, mažas automobilis, mažai sveria ir daug vietos salone. Ar nieko neprimena? Kokį nors hot hatchą? Ar kažką ten panašaus, tipo, Jėzu, aš ištrauksiu labai aukštą natą, tai man atrodo. Ir labai norėčiau padėkoti Bernardui iš Vilniaus už tai, kad jis leido man reviewinti jo šį Austin mini automobilį. Ir jeigu jūs norėtume, tarkim, savo šventį iš šito automobilio, jis yra labai socialus, jis daug dalyvauja visokių renginių, visokių progų, visokių švenčių. Tai jeigu jūs norite savo šventėje tokio automobilio, mano video aprašyme rasite nuorodą, kur galite rasti daugiau informacijos, kaip tai paversti realybę. Gerai. Noriu pasiruošęs. Nemeluosiu, žiauri baisu. Pats salsą biškį duot ar nebe? Šilta turėtų būti tvarkoje. Šilta, a? Jo, tvarkoje. Lempą įjungiau. O dieve, kokia sankaba nedidelė. Nu, tipo labai nedaug vietos yra. Ir pedalų labai irgi mažai vietos tarp pedalų. Tai aš tenksiuos ant stabdžių nekikint, žinai. Gerai, kojom pasidėti vietos nėra, žinai, paresti ant kojytę. Nelabai. Nu, prie jūros biškai sunku būtų važiuoti. Aišku, žinai, čia sėdynė, gal reikia pasireguliuoti, bet klausimas, ar nereguliuojasi iš viso. Gali adapterius dėtis dar atgal atsistumti. Ai. Gal aktualu būtų. Jo, mano ilgos kojos yra ne tik kojos, by the way. Gerai, aš baigiu. Duodam, biškai važiuoju. Daug. O, wow, kaip sunku. Sorry. Eik sau. Eik sau, koks esi jautras. Čia pirmą bėgį važiuosim. O, wow, stabdžiai kiek nedaug. Bet nestabdo. Dabar esmė žiūri gerai stabdo. Ok. Jeigu kirsi, čia yra sportiniai stabdžiai. Uperėse. Ok. Tai jie turėtų sustoti. Nes aš spaudžiu ir nieko. Nes stipriako nėra. Ok. Čia dėl to tas yra, žinai, naušinas, kad atrodo nėra, bet tai yra. Eik tu sau. Koks aš neatsipalaidavęs. Jeigu vieną ratą per šoną. Donatas, jisai irgi turi geltoną mini. A ne? Geras. Jo, aš turiu šitą, nes jis man davė pravažiuot. Aha. Ir šitą įsimylėjau. Geras. Kaip 5. Bet čia visą laiką būna sunku pirmą kartą trečią bėgį. Jo. Eik tu kaip baisa. O, wow, kaip stabdžių nėra. Pala, pasičekinam, ar yra stabdžiai? Aha, yra gerai. Ne, kiek spausti, tiek bus. Nu, įkalnė tai duok ir dugną. Eik tu sau. Geras, iš anksto stabdausi, nes biški, žinai. Pasijaus, bet pamatysi kaip.
Šis mažas mini iš esmės atsirado spręsti vieną problemą. 56 metais Anglijoje kilo tokia didelė baimė, kad tuoj pritruks kuro dėl tuo metu vykstančio Sueco konflikto. Iš esmės kaip per pirmą Amerikos ir Irano karo mėnesį, kai mes visi paradėmės, kad o dieve, dizelis virš 2 eurų kainuoja, tuoj nebebus kuro. Tai va kažkas tokio. Ir tokių mašinų šiaip istorijoje buvo ne viena. Vienas iš garsiausių pavyzdžių yra BMW Assetto ir mašina, kurios labai nori tavo pana. Fiat 500. Bet jie turėjo tokią vieną problemą. Tai buvo mažos mašinytės, kuriuose vos tilpo žmonės ir jų daiktai. Todėl Austin gavo tokią sunkią užduotį. Iš esmės padaryti irgi mažą mašinytę, bet kad joje galėtų važiuoti 4 suaugę žmonės ir dar jų daiktai. Būtent todėl šita mašina yra daryta taip, kad kuo daugiau būtų salone vietos. Vienas iš šito geriausių įrodymų yra tai, kad ratai yra grinai kėbulo pačiam kamputyje, tam, kad padaryti kuo daugiau vietos salone. Kitas dalykas yra variklis stovi skersai, kas tuo metu būdavo visiškai nelogiška, ir radiatorius nestovi priešais, kad gaudytų visą orą, o stovi pačiam šone, lygiai dėl tos pačios priežasties, kad taupyti vietą. Ir pažaiskim dabar vieną žaidimą. Koks savininkas, kaip jisai atrodo, kaip jisai elgiasi, tarkim, kai aš pasakau Rolls Royce. O koks ateina savininkas, kai aš pasakau, tarkim, Volvo. O tarkim, BMW. Ir kodėl aš to klausiu? Esmė tame, kad šitas mini tapo vienas turbūt pirmųjų, jeigu ne pirmasis automobilis, kuris neturėjo kažkokią prieraišo prie socialinės klasės. Ir tarkim, keletą pavyzdžių. Paprasta šeima su vaikais jį galėjo pirkti dėl to, nes jis buvo įperkamas ir čia telpa visa šeima, daiktai ir gali važiuoti prie jūros. Studentas važinėdavo su lygiai tokiu pat, tiesiog nudrožtų, apdaužytų, bet jis irgi buvo pigus ir jam buvo labai logiškas sprendimas. Jauna mergina, kuri tarkim gyveno senovinio Londono centre, jį labai mėgo dėl to, nes jis buvo žiauriai mielas ir aš jai fucking pritariu, nes jis nuostabiai atrodo, ir jį labai lengva priparkuoti, kas tuo metu buvo aktualu Londone. Automobilių entuziastas jį mėgsta, nes jisai vairuojasi kaip kartingas, popžvaigždė, nes jisai yra tokia stiliaus ikona ir tu gali su juo ką nori padaryti ir atrodyti cool. Iš esmės tai tavo toks kaip aksesuaras, o lenktynininkas kaip sportinį automobilį, nes jisai dar kartą paskartosiu įrodė, kad jis gali būti labai konkurencingas sporte. Todėl čia yra pirma mašina, kuri iš esmės neturėjo tokio dalyko, kaip jį vairuoja tik tai turtingi, jį vairuoja tik tai, tarkim, neturtingi žmonės, jį vairuodavo visi. Ir labai dėja, bet tavo Kem6 neįveina dar šitą. Gal ateityje įveis, bet kol kas, žinok, tai jis vis dar šiukšlė. Tai varyk per čia pasmagiau. Smagiau turi meni baisiau? Jo. Toks kelias, kur Vilniaus Nürburgringas mano asmeninė nuomonė, bet labai geras. Ne, šitos gerai, Okay. Ant kokių 25 tikrai. Įdomu, kad posakis nešoka. Jo, čia adapterį reikia padaryti vairui, bet taip ir neprimėtų rankos. Okay. Nu, kairę koją jau skauda. Eik tu savo, koks čia raw experience'as yra. Eik tu savo. Op. Gerai, kad prašokai. Aha. Tu dornas. Eik tu savo. Man viskas skauda, bet it's so good. Tai tu šitą mašiną restauravai pilnai. Taip. Pervyrinai beveik viską. Vyrint davėm kitam žmogui, dažį davėm kitam žmogui, bet visos tos smulkmenos, ta prasme mechanika, variklis, pakaba, elektra, viską patys. Nice. Šitą, aišku, prisidėjo draugas mano. Aha. Tai iš karto šiaudautas, jeigu mes šitą dedame video Dovydui Stapui. Ačiū. Dovydas Tatkus Malačius. Tai be jo nebūtų. Ta prasme, Jo. aviacijos inžinierius šių Eik žmogus. tu savo, smart. Tai jeigu ne tas žmogus, ta prasme, nu jam sakau, čia jam nuoroda į Facebooką. Dovydai, fu. Čia yra stebuklas, ką jis padarė, absoliučiai. Nice. Pamatytum, kaip stengiasi, įspūdinga. Ta Prasme, dėl jūsų abiejų pas mane ant veido taip šypsena, kad mane raumenis skauda nuo šypsenos, tai jo, čia yra amazing. Ir šitas mini buvo toks charizmatiškas automobilis, kad dažnai žmonės jį laikydavo tiesiog šeimos nariu ir duodavo jam vardą arba namą, kas būdavo garažas. Ir jeigu jums atrodo juokinga, kad tarkim žmonės jam duodavo vardą, tai pasakykit man dabar, prašau, kaip jūs savo robotą siurblį namie vadinat, ane? Kas kaltas, kad užstrigo tarp kėdžių virtuvėj?
Taip, Mindė kaltas, kad užstrigo tarp kėdžių virtuvį. Taigi Mini buvo toks žmonių draugas natūraliai savo išvaizdą, savo važiavimu, kad jisai filmuose pradėdavo būti ne tiesiog mašina, o kaip filmo personažas. Pavyzdžiui, Italian Job filme Mini nėra automobilis, jis yra tavo partneris nusikaltimuose. Ir pavyzdžiui, ponas Binas, jam tai nebuvo tiesiog mašina važinėti. Tai papildomai jam buvo tarsi draugas, kuris kartu su tavim darydavo lygiai tas pačias nesąmonės. Visai kaip tu, saulėtekio barakose savo, jaunystėje. Čia žinos, kam sakau, nekreipi dėmesio. Dabar tokį Mini gatvėje pamatyti yra labai reta. Bet kai tokį Mini pamatai gatvėje, tu negali nesišypsoti. Tu žmonės mojuoja, žmonės fotkina, žmonės tiesiog šitą mašiną, jinai teikia džiaugsmą ne tik tau kaip vairuotojai, bet ir visiems aplinkiniam. Ir pasakykit man nors vieną modernę mašiną, kuri darytų tą patį. Gerai, pilkas pelekas, jis irgi kelia džiaugsmą aplinkiniams. Nors pilko peleko nebuvimas gal tiksliau kelia džiaugsmą aplinkiniams. Šitas teisingiau biškis skamba. Varai paskui autobusą ir tada čia bus... Salelė, ne kažkokia? Ne salelė, bet tiesiog kad mauni. Okay. Čia kažką? Ir jie tą turi praleisti. Šiaip jau. Bet ar jiem rūpi? Šiaip tai mes praleistume, žinok. Bet nevadysim. Ne, aš matau, kad tu turi labai to pakankamai self-confidence ar supratimo apie mašinas, kad suprantu, ką tu darai. Ačiū tau už gražius žodžius. Tas yra zilbys. Eik, tu zau, kietai. Kaip pat galo ten. Negaliu. Švelniai laikai ir varai. Aš pats nepila? Jisai prapil gali, ne? Jis turėtų sustoti, jeigu tu pat galo. Nieko nenoriu sakyti, bet pilu kūrą Mini Cooperiui klasikinį. Negalvoju, kad šitą darys kažkada gyvenime, tai labai nice. Pilnas. Kad nepipil benzo. Užsukinį dar gali taip, žinai, biškį iš rankos, biškį paduot, jo. Gerai? Jo. Super. Aha, pirma kolonėlė, to įvedos kortelę duosiu. Ačiū jums, gražios dienos. Jo. Kokia siaura vieta įdomu ir pravažiuosim. Šiaip labai naisės ir degalinės darbuotoja su šypsena buvo. Tai aš manau, kad jai patiko. Oi, tikrai gais. Jo, nice. Senis, ta prasme, čia dydis jo kaip motorolerio. Labai aštrus gazo atmetimas pas jį. Man patinka, kad tu džiaugiesi. Seni. Čia gerai. Nes būna, žinai, atsisėdo žmonės ir bijo spaus gazą. Ir esu dėkingas, žinai, žmogus aviacijos inžinierius pagal specialybę. Supranta, ką daro, sako, blemba įdomu, varom, žinai, darom. O gerai, ar jisai gavo parvažiuoti su juo nuo savo darbo? Aišku, gavo. Žinai, čia kaip yra tas mymas, draugeliai, kai yra neapmokamas darbas, bet alaus duoda, žinai. Realiai taip ir būdavo, prasme, kad, žinai, jis atvaro pas mane, pavalgom, padarau, žinai, ką galiu, arbatos, salus, kas nori, žinai, šašlykai, ir darom tą mašiną. Geras. Tai 2 metus, žinai, po to jinai migravosi, toksai neapsikintė, sako, tavo garažas netvarkingas, sako, vežam į mano, sako, tvarkoj, vežam į tavo, tai, žinai, antralą, tai, žinai, net nepamenu, gal vidury žiemos čia gavosi tas persikraustimas, žinai, vežam pas jį. Po to pas jį ten tą, žinai, ir variklį dėjom, pakabą, sukom, tai tokie rimtesni darbai vyko labiau. Pas mane tai tokie pradedamieji, žinai, išrinkti. O kiek jums laiko užtruko padaryti šitą mašiną? Iš esmės nuo pirkimo iki va dabar? Pradėjom pirmo kurso 2 pusmetį, baigiam 3 kurso 1. Tai skaityk kokie 2 metai. Šiaip nedaug. Sąlyginai. Aš turiu pažįstamų, kurie 8 metus variklį tik tai deda į mašiną. Tai žinai. O tai, žinai, studentų būti gerai yra dėl to, kad tu turi laiko, bet neturi pinigų. Jo, tada darė, čia mano antra golf istorija. Viskas padaryta paprasta, nes nėra papkių tiesiog, žinai. Ir kalbant apie šitos mašinos senumą, kada matosi, kad čia yra sena mašina, kai bagažinė atsidaro pasukant šitą svirtelę
ir jinai nusileidžia į apačią, o ne į viršų, kaip visose normaliuose mašinose. Ir jūs dabar klausėte, turbūt įdomu, kodėl. Tai esmė tame, kad originaliai tai bagažinė buvo padaryta tam, kad tu galėtum vežtis daugiau daiktų, negu tau telpa. Ir senuosiuose Mini būdavo taip, kad kai tu taip pat darai bagažinę, numeriai tavo automatiškai plum atkimba ir vis tiek matai numerius važiuodamas už juos eisme. Ir iš esmės visas šitas konceptas yra tai, ką mes dabar vadiname, kad atlinki sėdynės, tiesiog kad tilptų daugiau daiktų. Tai čia iš esmės va nuo šito koncepto viskas prasidėjo. Labai nice. Ir žiauriai satisfying yra šitas užrakinimas. I love it. Kaip manot, kur yra šitos mašinos atbulinio lemputė? Ar jinai yra po apačia, ar jinai yra negruota, ar jinai yra kažkur paslėpta? Jos nėra. Nes čia buvo tie laikai, kai tiesiog nereikėdavo tokių dalykų. Kaip ir nėra atbulinio lemputės, nėra galinio prieš rūko, lygiai taip pat ant sėdynių nėra atlošų, nes tiesiog tais laikais to nereikėdavo. Ir iš kur matosi, kad šitas Mini yra labai senas ir primityvus daiktas, tai labai matosi šitų lietaus nubėgimo takų, kokie yra agresyvūs, kokie yra paprasti, va šitie visi kėbulo sujungimai virinimo. Čia viskas buvo daryta kuo pigiau, kuo paprasčiau, kad tą mašiną galėtum parduoti kuo pigiau. Ir lygiai taip pat, aš nežinau, ar čia yra, bet čia yra turbūt vieni labiausiai kiutų valytuviukų, aš kokius esu matęs gyvenime. Oh my goodness, kokie kiut. Ir žinoma, prieš tų valytuviukų turim labai gražius valytuviukų apipurškimo mechanizmus, kurie atrodo žiauriai gražiai. Ta prasme, toks kaip dizaino elementas, kaip saga kokia labai graži tavo švarke. Tas, kas turi aštrią akį, turbūt pastebėjo, kad šitas Mini turi vieną veidrodėlį ant šono. Ir jo, būdavo tas 80-aisiais kartais, kad mašinos būdavo tik su vienu veidrodėliu, antro nebūdavo, nes antras būdavo toks, jeigu nori, galima dėti toks biški komplektacijos dalykas. Šitas Mini tą veidrodėlį turėjo kaip komplektacijos dalyką, nes šiaip juos, kai nusipirkdavai, būdavo tik tai šitas veidrodėlis per vidurį ir viskas. Ir jūs dabar turbūt klausat, kodėl. Esmė tame, kad šita mašina, jinai turi didelius plačius langus ir jinai yra labai mažutė. Todėl nėra sunku su ją matyti aplink save. Ir kitas dalykas, tais laikais nebūdavo tokio eismo, kaip yra dabar. Dabar, kadangi mašinos yra didelės, langai vis tampa mažesni, saugumo sistemos ir visa kita, be veidrodėlių mes neišgyventume, nes tiesiog gali kartais nieko nematyti. O čia būdavo visiškai kita era mašinų pasaulyje. Mini salonas yra toks primityvus, kiek tu galėsi įsivaizduoti primityvumą. Ir tarkim, dar nešnekant apie saloną, durys yra tokios plonos, tik dėl to, kad kuo daugiau padaryti vietą šitoj mašinai. Aišku, dabar, jeigu tu su ją, tarkim, padarytum avariją, tai žinotum, jau čia būtų tavo paskutinė mano avarija. Taigi šitas salonas iš esmės turi keletą dalykų. Pirmas, tai yra greičio spidometras, kuris yra kaip klasikinė Mini ir dabar išlikęs per patį vidurį. Ir tas iš esmės buvo daroma tam, kad sutaupyti ant gamybos kaštų. Tau nereikia daryti atskiros panelės, tarkim, kas vairuoja Europoje, kas vairuoja Anglijoje, tu naudoji vieną tą pačią panelę absoliučiai visoms savo mašinoms. Ir virš šitos panelės yra tai, ko aš niekada nesitikėjau, kad tai gali būti. Virš šitos panelės čia yra cigariuko tas, kaip sendatinimas. Kai cigariuką rūkai ir nupurtai pelens. Peleninė, pelens nupurtai į peleninę, teisingai. Tai va čia yra tavo peleninė. Ir ta prasme, gerai, jeigu tu čia jį nukratai, aš labai džiaugiuosi, bet jeigu tau nukratyti nepavyksta, visi tavo pelenai pažyrai visą mašiną. Ir čia ta prasme yra mažiausia peleninė, kokią aš esu matęs savo gyvenime. Po apačia turim vos kelis elektronikos mygtukus, iš kurių pats pirmas yra patsosas vadinamas, kurio darbas iš esmės yra, kai tu užkuri šaltą mašiną, tam, kad duotum daugiau šiek tiek apsukų jai įsivažiuoti, sušilti ir visą kitą. Dabar mašinos tą visos daro automatiškai. Čia reikėdavo padaryti rankiniu būdu. Tada turime lempų jungimo mygtuką, turime avarinį, galinio pašildinimo lango mygtuką ir mygtuką, kuris yra, ta prasme,
gerai įsivaizduokit. Čia yra mygtukas, kurio darbas yra patestuoti, ar pas tave veikia stabdžiai. Ir čia no joke. Tu įsėdai mašiną, ją užsikuri ir tu jį paspaudi ir jeigu dega raudona lemputė, vadinasi tavo stabdžiai veikia. O, wow, kaip stabdžių nėra. Pala, pasičekinam, ar yra stabdžiai? Aha, yra gerai. Jeigu tu važiuoji, tarkim, mieste ir, tarkim, tu turi, nežinau, mažai stabdžių skyšio ar kažkas, šita lemputė gali užsidegti tau ir tau praneša, kad tu nebeturi stabdžių. Tai, kaip dabar mašinos, kai tu užkuri ir jos ale prasičekina visą sistemą, tai čia yra turbūt vienas pirmųjų dalykų, kur tu pats turi paspausti mygtuką ir pasižiūrėti, ar tau yra stabdžiai tavo mašinose. Tas čia yra amazing. Ir tada šone turime dar vieną svirtelę, kurios darbas yra kontroliuoti tavo pečiuko šilumą arba šaltį. Ir kaip tas veikia? Kai tu ją pasuki, jinai atsifiksuoja ir jinai būna laisva. Kai tu ją sustumi į priekį, tada tau pučia karštą orą į saloną, bet tu turi užsukti ir užfiksuoti ją štoj patį. Tada tu ją atsuki, patrauki į save ir vėl užsuki, užfiksuoji toj pozicijai ir tada jis pučia vėsų orą į saloną. Ir kadangi jau prašnekėjom apie orą į saloną, kontroliavimas yra labai toks primityvus, galim sakyti. Tai iš esmės salono pečiuko greitį tu reguliuoji dviem būdais. Arba jisai yra, arba jo nėra. Viskas. Yra paprastas mygtukas off ir on. Ir tada gali reguliuoti 3 pasirinkimus, kur nori, kad tavo vėjas keliautų. Pirmasis yra pūstų į tave, tada antras yra screen, jo darbas yra pūsti va čia nice oras, eina viršų. Ir tada yra off, kuris uždaro sklendę, bet vėjukas vis tiek pučia. Bet ne į mašiną. Tai iš esmės, aš klausiau savininko, ką daro šitą funkciją, tai jos darbas iš esmės yra tokia, kad jeigu tau kaista variklis ir tu nori pūsti karštą orą tam, kad iš variklio šiluma eitų į saloną ir variklis tiesiog vėsintųsi, tai tu pasirenki off ir įjungi pečiuką. Ir tada įsima orą iš variklio viso tos vietos ir pučia lauk. Nu, žodžiu, aušinimas variklio. Galim labai primityviai sakyti, kad čia yra variklio aušinimo mygtukas. That's amazing. Ši pati vairavimo pozicija yra labai keista, nes vairas yra pakankamai aukštai ir toks biškiau tiesia kaip autobuse vairuodamas, o svirtelė yra labai patogioj vietoj, bet tu turi pilnai ištiesti ranką. Ir kalbant apie svirtelę, čia yra 4 bėgių mechaninė greičių dėžė, nes tais laikais niekas nevažinėdavo 130, 140, tai 4 bėgis ta būdavo tikrai more than enough. Ir dar vienas įdomus dalykas apie visą šitą saloną, šita panelė yra tokia viena didelė daiktadėžė, bet jinai yra labai negili, todėl jeigu tu, tarkim, važiuoji labai kažkokiuose aštriuose posūkiuose arba greit pajudi iš vietos, kas yra sunku ant šitos mašinos, visi dalykai tau gali iškristi lauk. Bet teoriškai tu čia gali pasidėti, nežinau, piniginę, skanuką kokį. Pipsis taip pat nėra tiesiog ant vairo. Pipsis yra čia. Žiauriai fainas garsiukas. Ir šitos mašinos išlipti nėra tokios labai akivaizdžios rankenėlės. Čia yra langų atidarytuvas ir uždarytuvas, čia yra rankenėlė užsidaryti duris, o čia yra rankenėlė išlipti. Ir ją tiesiog reikia paimti ir stumtelti į save ir jisai atrakina duris. Žiauriai amazing. Ir man labai patinka, kad jinai chrominė, duoda tokio senovinio prestižo jausmą. Prasme, man visą kūną skauda, kai aš jį vairuoju. Bet čia yra tiek daug džiaugsmo šitam dalykė, ta prasme šakės. I love it. Ir vairavimo pozicija yra siaubingai nepatogi, bet jinai tokia yra labai, galim sakyti, universali, nes vairas yra kaip autobuse, todėl tau keliam vietos atsiranda. Jeigu vairas būtų šiek tiek žemiau, aš nebetilpčiau, nes nebebūtų vietos mano keliams. Eik tu savo, kaip jis važiuoja. Ta prasme, tu važiuoji 60, atrodo, kad tu važiuoji 90. Tai aš net bijau pagalvoti, koks jausmas važiuoja 90 su juo yra. Aš sakiau šitą Bernardui ir aš dar kartą pasakysiu jums. Man šita mašina primena, ant kiek yra svarbu būti čia ir dabar. Negalvoti apie ateitį, nes iš esmės galvojimas apie ateitį ir tik mintis, tu jos negali įtakoti. Nes ateitis kokia bus, tu nežinai, tu tik gali planuotis, bet tavo planas ant popieriaus yra ta pati tiesiog tavo mintis, ką tu manai, kad bus ateityje, arba kaip tu nori, kad būtų ateityje. Tai va šita mašina iš esmės leidžia pasimėgauti dabartimi.
Nes čia nieko nėra, čia nėra garso, čia nėra muzono, čia nėra kondiškė, čia esi tu ir mašina. Ir tu turi būti čia ir dabar, jeigu tu nori važiuoti. Nes tu turi mąstyti, ką daryti, kokį pedalą spausti, kaip sukti vairą, kaip išsukti posūkį. Turi stebėti variklio temperatūrą. Nu, ta prasme, tu negali tiesiog ignoruoti šitų faktų ir nusimesti savo galvai kažkas mintis apie ateitį. Tai šita mašina man to labai patinka. Aš su ją labai mėgaujuos kiekvieną sekundę būdamas. That's amazing. Ir irgi vienas iš miniko vairavimo dalyko, tu kai stovi vietoje, tu negali būti, tarkim, įminę sankabą ir laikyti pirmą bėgio. Man labai miela, matom pavyzdį, kai žmonės tiesiog fotkina ir filmuoja šitą mašiną. Ta prasme, that's amazing. Jie nežino, kad aš irgi dabar filmuoju šitą mašiną. O gal ir žino. O dieve. Ir jo, vairuot siaubingai skauda kūną. Viską skauda. Bet, ta prasme, visas smagumas atperka viską skausmą. Tai aš džiaugiuosi, kad aš atvažiavau su Lexusu savo, nes važiuodamas su juo atgal aš tiesiog kaip spa būsiu. Įsidrėpsiu į tą sėdynę ir tiesiog mėgausios, žinai, nes nu šitą mašiną yra žiauriai faina, bet čia nėra deilis, čia yra savaitgalio fan dalykas, žiauriai gražus ir žaismingas aparatas, bet kiekvieną dieną tu turi būti psichas, kad jį vairuoti, bet tu būsi laimingiausias psichas pasaulyje. Nu gerai, antroji vietoj, neskaitant psicho, kuris išpisa raudoną. Ir šiaip tai jisai neišpisa raudoną, rodo liuksą. Jisai neišpisa raudoną, o jie pasipiso. Nes jeigu tai būtų išpisimas, būtų baudžiakas, nes tai prievarta, o jie kartu tą padarė. Tai šitą dalyką reikia visiems sakyti, kad tai netiesa, kaip žmonės kalba. O dieve, tie stabdžiai. Fucking hell, tie stabdžiai. Šiaip iš pradžių, kai aš jį pradėjau vairuoti, atrodė siaubingai sunku ir sudėtinga, nes bėgiai jie metasi šiek tiek keistokai, bet tai, kad aš pakankamai mėgstu savo visas senas nesąmonės, visas senas mašinas, man atrodo, aš greitai perprantu, kaip jas reikia vairuoti ir tarkim dabar, kai aš važiuoju, man nėra jokio diskomforto ar kažkokio, nežinau, mąstymo, ką reikia daryti, pas mane gan refleksyviai viskas vyksta. Čia tiesiog pafleksinau, kad nebijotumėt man duoti savo senų mašinų reviewį, nes aš moku jomis naudotis, aš jų nelaužau, viskas gerai. Ir aš įsivaizduoju, Italija, 60, tu važiuoji, rūkai cigariuką, į savo peleninę įpurtai. This is life, this is blemba life. Ir man yra taip impresive, kad, ta prasme, Bernardas su savo tėčiu ir draugu Dovydu, jeigu atsimenu Dovydas, man atrodo, jeigu ne, aš kartą atsiprašau Dovydai, šitą daiktą pasidarė, sumetė, susirinko patys. Prasme, that's amazing. Čia yra džiaugsmo kapsulė, nu tikrai. Ir aš žiauriai dėkingas jiems dar kartą, kad aš turiu galimybę dabar šitą patirti. Wow. Kalbant apie patyrimą, ką čia hibridas, blėt? Matau priekę kažkokią senovinę mašiną. Panašu Amerikoną. Jo, Amerikonas ir yra. Eik, tu sakos gražus. Look at that. Damn. Ne, nu what the fuck. Aš lenkiau Dynę, mane lenkia greitukė. What? Ir va ta pati greitoji, kuri mane aplenkė be švyturėlių, be nieko, kai aš lenkiau kitą mašiną ir va jinai prašom stovi. Nu kam taip daryti? Nu, tarsi, kam? Nėra, kad greitoji turėtų būti pavyzdys mums, ne? O, toks pat minis, tiesiog siaubingai naujas. Ir ta prasme, ir va, toks minis važiuoja, atrodo, nu va, tu matai klasiką, tu matai savo senelį, tu matai, iš ko tavo mašina gimė, ir žmogus net nedirsteli į tą pusę, o tiesiog tiesiai žiūri. Kas nėra blogai, bet tiesiog
nežinau, man būtų keista važiuoti su nauju Mini Cooperiu ir pamatyti tą tikrą klasikinį Mini važiuojant mieste, nu ir net nepažiūrėti tą pusę, žinai. Nu, bet čia turbūt tik aš. Ir kadangi šitas Mini buvo orientuotas į visos šeimos važiavimą, man yra siaubingai įdomu pabandyti įlipti į jo galinę sėdynę ir pažiūrėti, ar aš joje telpu. Šiaip turbūt čia yra technika kažkokia, kurios aš tikrai nepadariau. O Dieve. Nu, galvai vietos neturiu. Bet, nu tikrai manoma važiuoti būtų plius. Šitie langeliai, jie turi tokius atsidarimus, kad man biški būtų gryn oro. Ir jeigu būčiau šiek tiek žemesnis, būtų tikrai super. O dabar, nu tikrai galėčiau važiuoti, nežinau, 20-30 km. O kaip man dabar išlipti? Nes čia užsirakino tą sėdynę. Oh no. Ar aš numirsiu klasikinę Mini Cooperyje? Aiktas. Gerai. Nu, neturėtų būti taip sunku išlipti iš šio. Blet, koks bairis, užsirakinau Mini Cooperyje. Klasikinėme Mini Cooperyje. Bent jau tikrai gera istorija būtų. O, aiktas. Kaip aš tikrai netaip lendu. Man atrodo, aš atrodysiu kaip invalidas žmogus, bandantis iš vežimėlio savo išlipti. Šis Mini yra vienas ikoniškiausių automobilių visame pasaulyje. Jo darbas buvo paprastas – būti pigia, ekonomiška mašina. Bet jisai su savo mažu varikliuku sugebėjo išlipti iš šitų savo sukurtų tokių rėmų ir tapo sporto žvaigždė, garsenybių visokių aksesuarų, filmų ir filmukų žvaigždė, galų gale šeimos tokių kaip geriausių draugų. Šitų Mini automobilių Vilniuje niekur nepamatysi. Kaune irgi, man atrodo, niekur nepamatysi. Todėl dar kartą ačiū Bernardui iš Vilniaus, kad leido man šį Mini Cooperį reviuvinti, su juo parvažiuoti, su juo pagyventi. Todėl jeigu jūs norėtumėt šitą automobilį į savo šventę, kaip puošmenos, kaip tokios sielos visam savo renginiui, drąsiai peržiūrėkite mano descriptioną po šito video ir rasite visą informaciją, kurios jums reikia, jeigu jūs norite tai padaryti. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, mane siaubingai kaitina saulė, bet aš vis tiek jūs paliksiu su šmaikštuku ir tikiuosi pamatysiu jūs kitame savo video. Aš jūs labai myliu, iki kitų kartų. Čia.